Zip FM. Vakar karočią geras buvo, važiuoju Laisvės prospektu, privažiuoja BMW'as, nugalvoju, dabar aš jų padraginsiu, kai dėjo per šoną. Брателло, ебал заткнул. Очередь говорить радистам. Grįžkime atgal Radio stoties Zip FM eterį tam, kad mes galėtumėm pratęsti pokalbį su mūsų šio pirmadienio svečiu Gangsta Shit MC Mesijus. Labas! Sveiki. Arba Žygimantas Kudirka. Tu gal esi Kudirkų palikuonis? Taip, Kudirkų palikuonis aš esu. Tik tai, kai Kudirka buvo, repo nebuvo. bet palikuonis to tikro Kudirko? Taip, originalas. Originalas. Tai va tai iš to tau persidavė visa plunksnos siela. Plunksnos arba, kaip čia pasakyti, rašymo ir minčių dėliojimo technika. Taip, pažiūrėsiu, kuris kūrinys į radijas, o kuris tautiška giesmė bus matyti. Ateityje. Klausyk, pakeista viskas bus. Mesijau, mes turim tavo ne vieną kūrinį mūsų radijo eterį. Aš žinau, kad tu dar atsineši kelis. Tai ar mes galim sugroti ir kelis jau esančius mūsų radijo eterį ir paskui pabaigai palikime gal kažką šviežio, kaip tu manai? Labai teisingai, chronologiškai viskas. Visi supras, kas vyksta tada klausytojai. Žygimantai, kiek tau yra metų dabar? 27. Ką tu veiki gyvenime? Bet to, kad tu esi žinomas mums kaip dainininkas, šaunių klipų kūrėjas, tu dar esi šiaip kūrybininkas, ar ne? Taip, reklamšikas dar. Reklamšikas. Tai tu važinėjai su Mini Cooperiu, ar mopedu, Vespa, nešioji ilgą ploščių. Dviračių, arba Mini Cooperis, arba dviratis, panašaus dydžio, tai ir panašiai kūro ir jie. Ok, ir vaikštai su maišeliu tokiu į darbą, daugkartiniu to, ar ne? Sakykim, dar taip nepersistengiu, nes noriu būti žingsnių priekyje. Tai Visgi. Taip. Važinėjai su autobusu ar žiemą, pavyzdžiui, nes vasarą su dviračiu? Ne, matai, kaip reklamšikai tai priklauso gyventi senamiestyje, o kaip atlikėjai priklauso važinėti taksi, tai va tai ir derinu šitos du dalykus. Okay. O reklamšikas, kokią sritį tu apimi? Jis labai platu. Copywriteris lietuviškai tai verčia kaip tekstų kūrėjas, bet žinoma, tie tekstai yra ir scenarijai, ir kampanijos, ir daug didelių dalykų. Taip. Iš kokio tu miesto esi šiaip kilęs? Iš Vilniaus. Kokiam rajone tu užaugai, kokią mokyklą tu baigei? Lazdynų rajone užaugau. Daukanto mokyklą baigiau. Ar buvai geras mokinys? Mokinys buvau, kaip čia pasakius, kur jau reikėjo, ten buvau geras, o kur man buvo neįdomu, tai jau nesidraskiau tikrai. Bet mokėjai suktis, ar ne? Sukausi. Man šiaip ar taip, žinai, mokyklos metais ir jau patys karjeros pakilimas buvo muzikinės albumas 16 metų. Tai buvai žvaigždė, nebuvai pasikėlęs kažkoks kitoks. Taip, abitūros egzaminai nublanko, taip. Tarsi albumas buvo svarbiau negu mokslai. Muzika. Be abejo, tuo metu tai kamo. O iš kur visą taip greitai tau, 16, tai čia yra labai, labai greit. Kas tavo pastumėjo? Ar tu visada buvai toks kažkoks prieki 2 metais, ar... Kad repuot žmonės pradeda nuo 12-14, tai 14 tai nenaujiena būna, tai įėjau į tai, bet kažkaip paskui visai rimtai tai pažiūrėjau ir prašom albumas po albumo pato. Skaitai daug knygų turbūt, kad žodžius kažkaip tekstus kūrė. Esi skaitovas? Skaičiau knygų, Tas turėjo tau turbūt pagrindas padėti sukurti kažką tai. Taip, nors iki šiol nesu tikras, kiek čia sąsajos tarp repo ir knygų, bet... Mes taip, žinok, visą laiką siejam su plačiu žodynu, tai. Taip. To tikrai reikėtų, tikrai tas reperiam nepatrukdytų. O tavo tėvukai nebuvo dainininkai? Reperiai gal irgi? Ne, tai kad žinok, visą laiką sūnus varo į priešingą pusę nei tėvai. Taip ir šį kartą. Tai tėtis medikas. Toks, tėtis STT dirba, tai šipsus ir tylė. Trumpą pertrauką padarėm. Dabar teks tave nužudyti. MC Mesijus pas mus svečiuose šiandieną ir pabūs iki pat 8 val. Vakaro. Išgirsim šį beitą naujo, kur dar niekur niekas neskambėjo, ar ne? Taip. Labai džiugu. O kol kas, you will be back po Šizinova ir Mesijus bendro kūrinio Gražinkit mano vasarą. Taip. Sena, čia kokia 2008 vasara. Manau. Grįžkime atgal, Radio stoties Zip FM eteryje, Jonas Rolandas kartu čia su jumis ir šio mūsų pirmadienio svečias MC Mesijus.
Sveikas dar kartą. Sveiki dar kartą. Sveikinamės ir sveikinamės. Taip, sveikinamas ir sveikinamas. Kaip tavo muzikinė pusė dabar. Žinau, kad ir mes esam paruošę ir tu esi atnešęs mums kelis gražius labai kūrinius ir labai dabar tuo užsiemi, ar ne? Kelintas čia dabar skaitysis tavo bus albumas, kuriam tu ruošiesi? Trečias albumas. Trečias studijinis. Trečias albumas nemeluoja. Kas kiek o laiko ketvirtas garantuoja. Pirmas buvo 16 metų. Taip, tai pirmas buvo gudžiais 2006 berods. Tai tarp pirmo ir antro, o antras buvo praeitą pavasarį. Tai tarp pirmo ir antro 5 metai, tarp tada antrojo ir trečio jau 1,5 metų. Nu, DNG sindikatas 10 metų pertraukas daro. Taip. Nu, tai nieko, aš va tai sausį į gerąją pusę matau. Labai gerai. Paskui bukeps albumus kas antrą dieną. Kaip savaitgalis, taip masijaus albumas. Nu, žinok, panašiai interneto laikais reikia suktis jau. Galima. Klausyk, tu pasakai, kad pirmosius savo albumus kūrėjai kartu su daugybė prodiuserių skirtingų ir kiekvienas kūrinys vis buvo kitoks. O kaip dabar bus? Dabar dirbu konkrečiai su konkrečiai žmonėm, tai šitas būtent artimiausias albumas, tai bus išskirtinai su Munpauzenu. Jau su juo esam padarę mixtape'ą, čia toks bičiukas iš Lietuvos, Vilniaus irgi, ir padarėm jau mixtape'ą. Nikas geras, tai Menopauzė. Menopauzė ir Munhausenas, kažkas tokio, labai ne. Jūsų gabalas yra Pure Future. Taip, tai va čia tas ir yra mixtape'as Pure Future. Pure Future. Jo, tai jį galima jau atsisiųsti iš interneto, tai va. SoundCloud'e, taip. Tu sakei, kad dabar iš būsim albumo mūsų radio eteriai galėtų tik keli kūriniai. Tai vienas iš jų vadinasi Tu vagis? Ar ne? Šitas irgi tik. Ne, kuris, sakyk. Aš turiu 5, matau dabar prieš savo akis, bet išrinkime 2. Išrinkime 2. Į dieninį eterį, tai manau, panorėkim dviese ir gerai. Nebelieka vietos. Gerai. O jau Tu vagis, tai jau groti tik po 12. Rimtai? Čia kaip alų gert. Bet čia galite ir pagroti irgi, čia žinai. Atsidėsi šitą po 12, man patinka. Klausyk, kada tu rašai žodžius, kai įkvėpimas yra, kai nežinau, kažką perskaitai, pamatai, ar nuvažiuoji į Nidą, kokios būna situacijos? Dažniausiai einu gatve arba kažkur kažką veikiu, judu, tada kyla mintis, išsitraukiu telefoną ir įsirašau tą mintį į telefoną. Audio? Ne. Vieną kartą balsu tai dariau, dar buvo vakaras, taip vėjuota ir prie Vingio parko naktis, tai pasijutau kaip iškrypėlis. tai užsirašau tekstu normaliai, ten tvarkingai ir paskui jau išdirbinėjau. O būna tik tekstas, ar turi melodiją iš karto galvoj skamba? Nu, ten jeigu melodija suskamba ir jeigu jį ko nors verta, tada jį jau lieka galvoje, o svarbu tekstą užfiksuoti. Gerai, lab gerai. Tai sakyk mums prašau dabar apie albumą, kada jisai gali pasirodyti, kada mums galim jo tikėtis jau? Manau, jau rudenį albumas, klipukas, žodžiu, atsišviesinsim jau šitas visas diskografijas jau šį rudenį. Su pastaruoju savo klipu gavai ne vieną nominaciją ir apdovanojimą, ar ne? Taip, klipas kaip awesome. Tortas. Labai kietas ir geras. Kaip šio klipo kūryba visa buvo, viskas ant tavo galvos? Idėja bendra. Šitas klipas to ir yra išskirtinis, kad ten yra 5 režisieriai, 5 scenos darbininkai, kas tik nori. Žodžiu, visas pareigas dalinamės 5 ir tada toj dėžėjai užsidariau, kurioje klipą ir filmavome dėžėjai, tai va, užsidariau toj dėžėjai gerus 3 mėnesius ir prašom jum rezultatas. Puikus rezultatas, labai gerai. Tu pats, aš kaip suprantu, irgi džiaugiesi. Taip, geras įgyvendinta vizija buvo. Apie vizijas, tu taip pat dirbi kaip ir kūrybininkas, ar ne? Ar tu galėtum įvardinti vieną ar kelias, pavyzdžiui, dabar reklamas, kurias mes matom per teleką, kurios sukosi ir tu galėtum pasakyti, baksteldamas pirštu savo anūkams, kad vaikai, senelis šitą padarė. Nu, pavyzdžiui, Utenos paprasti dalykai yra nepaprasti. Ane, čia tavo mintis. Čia mano kampanėlė. Gerai, o aš žinau, kad jūsų dar produktas yra miško gyventojas mėgstantis grybus ir oboliukus, ar ne? Taip, yra šitas. Ir
ten buvo vienas toksai, kur abėcėlė ir įvairiausi tenai pieštukai ir traleliukai. O nemaišyk, čia jau konkurentas. Čia konkurentas? Taip. Va. Taip. Bet jūs jam irgi galvoja šitam, ne? Ne, mes liekam prie miško gyvūno, jo. Prie miško gyvūno. Miško gyvūno galvojate? Minčių taip. Daug? Miško gyvūnai, taip. O, pavyzdžiui, reklaminės kompanijos irgi važiuojant kažkur telefone įsisaugai ir pasirašai, paprasti dalykai lieka... Taip. Ar būna, kad visas kažkoks, nežinau, visa komanda sėdit prie stalo ir tada, dabar visi galvojam, šaudomės idėjom ir mėtome žodžius. Tai kaip, įvairiai vyksta, bet be abejo, ne viskas vyksta ofise prie stalo ir net kartais vyksta tokių paradoksų, kad reklaminė idėja tampa muzikiniu kūriniu arba muzikinis kūrinys tampa fragmentų reklamos. Čia taip irgi vyksta. Aš esu matęs kelis filmus apie reklamos kūrybininkus ir girdėjęs įvairiausių paskalų, kad kūrybininkai dažnai bando įgauti įkvėpimo atsiverdami čakras įvairiausius, ar ne? Priartindami save prie Krišnos ir prisiriždami flamasterį savo prie džinsų kažkur tai ir išėję naktį, kažkur tai reiškia į mišką skraidžiate, užsirašinėdavo idėjas ant džinsų. Ar pažįsti tokių žmonių ir gal turi kokią nors baisiai įdomią istoriją apie tokį kūrybininką? Pas jūs nėra ofise tokio? Išskridusio, kaip būtų taip liaudiškai. Aš manau, visi turi savo metodus, tik tai daro tai jau ne prie akių. Ne ofise, ne? Taip. Nusirengęs ir prie lubų prisiklijavęs, kur tipo arba mantra kažkokia. Taip, todėl tualetai turi kabliukus ir spintos turi užraktus. Viskas. Ir kompas turi pasvordą. Taip. Gerai, kalbant apie muziką, toliau grįžkime prie tavo naujų šviežių kūrinių ir labai norėtumėm vieną iš šviežienų sugroti, kurio galim skelbti oficialiai, mes grojam pirmieji šiandieną. Taip, jo dar radijoje dėmesio, Zipiečiai nebuvo. Premjera. Boys and Girls, absolutely exclusively. Čia specialiai jums nuo Munpausen ir Mesijaus gražiausias šio vasaros pavasario mados kliksmas, kūrinys pavadinimu Panorėkim dviese. O taip. 15 minučių iki 20 pas mus svečiuose MC Mesijus. Manau, reikėtų vėl pasisveikinti. Sveiki. Labas, sveiki sugrįžę. Juk kažkas tik dabar prisijungia prie mūsų. MC Mesijau, kaip tau pas mus studijoje? Ar jauku, ar viskas gerai? Vertėjo laukti. Taip, aš sužavėtas. Labai gerai, smagu. Esi buvęs ne vieną kartą ir senoji mūsų ZipFM studijoje, ar ne? Ir senoji, ir tarpiniai, keliais aukštais aukščiau. Bet Palangoje neteko mūsų aplankyti. Palangoje neteko. Mes turim įtraukite į dienotvarkę. Įtrauksim būtinai kitais metais, bus penktas sezonas, tai būtinai reikės šventinį padaryti. Turime klausytojų klausimų tau. O todėl ir klausytojai, kad klausia. Taip. Apie knygas mes klausim, iš kur kyla idėjos tokiam geram repui? Tai sakau, visiškas idėjas, tai visiškas atsitiktinumas ir jos ten gali kilti, nežinau, iš kažkokio vamzdžio, kitokios formos, ar troleibuso nukritusio ūso, kibirkšties, ar dar kažkas. Bet paskui kitas reikalas yra jau jas išdirbti ir privesti prie gabalo. Bet idėjų, tai aš visą laiką vaikštau ir laukiu, nes ten sulaukti idėjas, jeigu jos nėra, tai labai sunku pradėti tekstą rašyti apie nieką ir paskui ieškoti, kada ten ta prasmė atsiras. Bet bėgant metams kažkokia technika keičiasi, greičiau viskas pasirašo, negu, pavyzdžiui, kai buvo 16 ar 17 metų. Ne, atvirkščiai. Jo, nes tampi savo labiau reiklus, viską jau taip labiau save cenzuruoja, tai taip jau lengvai, bet kas nepraeina tada per asmeninę cenzūrą. Tai... Ar tu turi kokį nors hobį ir kaip tu leidi savo laisvą laiką? Ai, kaip žinau. Gamini valgyti, žaidi Lego. Šiaip kitom aplinkybėm atsakyčiau, kad gal ta muzika yra hobis, bet nežinau, šitas hobis visai nemažai mano laiko pasiėmęs ir visai rimta veikla tapo. Tai viskas man hobis, gyvenimas yra mano hobis. Kokią muziką klausai be repo? Be repo įvairiausias atšakas elektroninės muzikos, nežinau apskritai dabar jau į žanrus. Bet yra kažkoks BPM, pavyzdžiui, tu iki 100 ar iki 120 tik tai, arba... Nuo 30 iki 260. Oho. Solidžiai varai. Labai. Gerai, klausiu dar vienas mūsų klausytojas Edvinas. Koks tavo mėgstamiausias patiekalas? Best of the best. O siaubas. Sumuštinis.
Sumuštinis. Sumuštinis nieko. Man patinka tokia ale biški taip sveikos mitybos ir junk food aukso viduriukas, jeigu tai būna. Kas čia gali būti? Makaronai. Makaronai. Pilno grūdo makaronai. Pilno grūdo makaronai su lašyša. Ar esi turėjęs reikalų su policija? Nesu. Neišgirdau. Nesu. Ne, atsiprašau. Ar aš būčiau išleidęs 2 repo albumus, jeigu nebūčiau turėjęs reikalų su policija? 8 šautinės žaizdas, reikalų su policija, narkotikais, prostitutėm ir citrinom, ane? Taip, bent vieną iš šitų dalykų reikia turėti, žinai. Taip, išskyrus citriną. Taip, citriną. Dar tas pats Edvinas klausė, kokia yra tavo svajonių profesija? Svajonių profesija. Nežinau, šiaip gan yra dabartinė profesija kūrybininko arti svajonių profesijos, tai tik tai norėtųsi kuo daugiau panašių dalykų išbandyti. Nežinau, gal filmą norėčiau parašyti kokį nors. Filmą norėtum parašyti scenarijų, ar ne? Taip. Okay. Nebūna kada nors idėjų štilius, pavyzdžiui, atrodo, kad pats užsibuksuoja ir atrodo nieko nebegaliu sukurti. Tada naudojusi tais metodais, apie kurios kalbėjom praeitą pertrauką. Mesijau, ar galima bus kažkur tai pastaruoju greituoju metu, pavyzdžiui, tave kažkur tai pamatyti, išgirsti, paklausyti, ateiti? Taip, tai artimiausias, tai bus 30, tai čia šeštadienis, ne? Tai Ogmijos visam masyve ir ten grosim link vakaro, sugrosim koncerčiuką. Labai fainas. A mokamas čia bus dalykas? Nemokamas dalykas. Tavo koncertas bus nemokamas? Mano koncertas bus vis dar grynam ore ir nemokamas. Labai fainai. Gerai. Turim dar vieną tokią rubriką Tiesa ar mitas, čia iš įvairiausių spaudos ir interneto blogų. Atrinkom keletą dalykų apie tave, tai tu patvirtinsi tiesa ar mitas. Pirmas, tiesa ar mitas, jog tokį savo sceninį vardą pasirinkai, nes esi labai religingas ir Jėzus Kristus yra tavo idealas. Ne, mitas. Nepaisant to, kad bažnyčioje Lazdynų, kurioje mane krikštijo, buvo kašio aikštelė ir vis tiek manęs neužverbavo. Ir ne, čia labiau ta pranašo reikšmė ir visa kita. Na ir be abejo visą tai, kad ten, kai renkiesi savo jaunas atlikėjas būdamas pasivadinimą, tai turi kietai skambėti. Aišku, privaloma. Kaip, jeigu nemirti nešantis, tai bent jau Mesijus. O paskui jau viską. Tiesa ar mitas, jog svarius lietuviškus apdovanojimus, tavo vaizdo klipas dainai Nelieskit mėlynojo gaublio buvo sukurtas vos už 1000 litų biudžetą. Tiesa, taip. Didesnis ar mažesnis buvo biudžetas? Ar tiksliai 1000? Grubiai toks, bet čia jau įskaičiuojant alų ir užkandžius. Tai praktiškai nieko. Prasme, buvo šaunus kolektyvas, tai ten... Gerus draugus turi? Iš idėjos. Taip, atstovėjom už idėją, visi savo sūrų prakaitą lėjo. Tiesa ar mitas, jog esi didelis krepšinio fanas ir ketini vykti į pasaulio čempionatą Ispanijoje palaikyti mūsų rinktinės? Aš kadangi alternatyvšikas labai, tai man visą gyvenimą dėl mano aukšto ūgio visi sakė, eik tu krepšinį lošt, tai aš pasijutęs alternatyvšikų priešingai, to krepšinio per daug ir neįlindau į. Tai nieko susijusi su kamuliu, arba, pavyzdžiui, gal tinklinis tada, ar futbolas? Ne, neimponuoja niekas. Laimų žongliravau užvakar. Gerai. Tiesa ar mitas, jog prieš pasinerdamas į repą muziką mokeisi klasikinių muzikos doktrinų ir groji smuiku? Ne, smuiku negrojau, bet iš tiesų turėjau jau visai vaikystėj, ten gal 4 metus muzikos mokyklai ir ten turėjau kažkokius įgavau pradmenis klavišų, va. Tai šis tas. Šunelio marštą. Ne, bet gamą galiu. Gerai. Ir paskutinis. Tiesa ar mitas, jog Vilniaus senamiestyje buvo išprašytas jau net iš 4 būtų, nes ten būdavo itin garsus afterparčiai ir jie labai nepatinka tavo kaimynams? Aš kaip vienas iš kriterijų būtų, aš gyvenau jau gal 3, gal
skirtingose būtose senamiestyje, bet juos rinkdavausi jau pagal tai, ar bus man ten trukdžių ar ne, nes savo gimtam rajone su kaimynu turėdavau labai daug konfliktų dėl to, tai čia bandau... Dėl muzikos. Dėl garsios muzikos, tai labai čia jau vienas svarbesnių kriterijų. Tai va dabar, pavyzdžiui, turiu 2 sieną su viešbučiu, tai man labai ramu. Seifinės duris, toksai. Taip. Mesijau, tai nieko nelaukdami, mes norėtume iš karto gal ir paskelbti tą mūsų sunkia svorio užduotį, kurį prašysim tavęs atlikti. O aš čia galvau, šitie klausimai jau buvo tai. Ne, jau galvoju, įžanga, žinau. O, tai realnas. Bus physically. Taip, dabar, balioniuką mes jau turim? Taip. Aš galiu šitą klausyk palaikyti, tai ant slow motion pasižiūrėsime, kaip susprogsia balionas. Davai, o bus klasika. A, tu filmuoji? Tai stoviu. Ar tas... Ai, nu gerai. O tavo? Ne. Žinai, ką reikės padaryti? Ar žinai, ką reikės padaryti? Mes turime labai rimtą lentelę, viskas nesudėtinga, Jonas laiko savo rankose balioną, ar ne? Ir mes turim tokią lentelę, turėjom daug svečių, kurie pūtė pas mus balioną. Tu dažnai pūti? Taip. Žinoma. Balionų, kol liks, tol pusim. Labai gerai. Tai, Jonai, tu stebėk laiką, gerai? Slow-mo, labai gerai. Tai aš laiką, ar ne? Tu filmuoji? Tu laiką, aš kelsiu startą. Prašau, mes jau paimti balioną. Reikia tol, kol jisai balionas susprogs. Pirmoje vietoje yra Justinas Jankevičius. Jo, jisai pūtė balioną per 9 sekundės. Mantas Jankevičius, tada yra paskui Rūta Meilutytė. Mantas Jankevičius Trubadūras, paskui Meilutytė yra top 10-ukė, Jonas Valančiūnas ir praėjusią savaitę pas mus pūtė... Donatas Krepšininkas. Ne, Lukauskis. Kodėl visi sportininkai? Kiek aš čia turiu šansų dabar? Ne, Jankevičius ne sportininkas, Jankevičius irgi. Tai kad pirmose vietose mėgėjai, tai aš paskelbsiu startą ir tu tiesiog pradėk pūsti, siūlau laikyti 2 rankom ir nežiūrėti baliono dydį, pūsk, žinau, kol eina, nes bus tikrai didelis. Ok? Gerai. Are you ready? Yes. 3, 2, 1, startas! MC Mesijus deda gerą pradžią. Sekasi puikiai. Manau, kad visi gilai labai girdit. Balionas labai didelis. Manau, kad jisai jau įpusėjo. Mūsų ta kamera, žinai, tokia. Jo. Akustiška, kad gali išnešioti visiems ausis. Gali. Bet aš manau, kad jisai jau įpusėjo. Žiūrim, kas bus. MC Mesijus ant finišo ribos. Laiką Džiovanis stabdyti to, jau manau, kad nebedaug liko. Finaliniai. Nu. Oho. My Ko gero, ilgiausias putimas, koks tik buvo, ar ne? Pakišo didesnį balioną. Oro balioną. Ponas ir ponai, pristatome 36,1 trečioji. 36. Mesijau, tau skamba plojimai. Ačiū tau už tavo pastangas ir triūsą. Viskas dabar bus įamžinta ir tu įeisi į radistų laidos kaip rubrikos istoriją. Ir mums labai smagu turėti tarp tam top 30-ukė MC Mesijos vardą. Aš manau, top 15 tikrai patikai. Nu, oro balioną pakišo. Aš to galėsim to pasižiūrėti, papasakosiu tiksliai. Mielas bičiuli, artėja mūsų pokalbis į pabaigą, tai norėčiau paprašyti tavęs, mūsų jaunai auditorijai, kuri mūsų klauso, perduok linkėjimus, tie, kas nori dirbti kūrybinį darbą, tie, kas nori būti plunksnus tavo broliai, repuojantis, emsuojantis ir be jokios abejonės tie, kas rinksis profesiją. Tai ką, nu tai prašom tai ir daryt, o ne apie tai svajot. Ir jeigu jau čia pristatyti kaip jaunieji, tai būsit jau vyresnieji, tai kad lygiai ten pat ir būtumėt tame pačiame nusistatymė. Tai. Kur ir norėtumėt. Tai. Ir ačiū tau labai, kad šį kartą buvai pas mus. Mes tau nuo mūsų dovanų radistų kompaktas. Nežinau, ar tavo muzikos stilius ir skonį atitiks, bet mes sakėm, čia darom visiems skoniam. Gal vieną dainą kokia bus. Visada kažkokiam reklaminiam produktui gali pasiūlyti. Gerai. Įsimesiu į magnetolą dviratyje. Būtinai. Ačiū labai. Ir pabaigai paskutinės MC Mesajos, paskutinės šią valandą kūrinys nuo MC Mesajos ir Munpausen. Kūrinys pavadinimu Nebelieka vietos. Kam jisai skiriamas? Jisai skiriamas? Kam jisai skiriamas? Tiems, kas... Vat jūs ir sugalvokite. Tiem, kam ankšta. Man taip. Va. Ačiū labai. Iki. Ačiū tau. Viso gero. Pirmą kartą atsisveikinam šį vakarą. Čiau. Iki.